Keliaukime į VKL Rind B lygą. Čia pasižiūrėkime, kaip rungtynėse sekėsi Patriotų bei Gesto komandoms. Abi ekipos savo pogrupyje buvo vienos iš favoričių. Nepaisant to, pirmajame rate pasiekta Gesto pergalė buvo kiek netikėta. Vėliau ekipa įsibėgėjo ir sustabdyti ją buvo beveik neįmanoma. Tačiau Patriotai pagrįstai tikėjosi revanšo, bent jau savoje arenoje. Kaip nebūtų keista, Gestas ir vėl sužibėjo ir pasirodė išties puikiai. Neblogai Lietuvos kurčiųjų rinktiniai pažįstamoje salėje jie jautėsi tarsi ant vandens ir taikliai atakavo vieną ataką po kitos. Nors Patriotų sudėtis ir atrodė įspūdinga, svečiai niekiek neišsigando ir jau nuo pirmųjų minučių sugebėjo atitrūkti po pirmojo kėlinio net 27-9. Patriotai bandė vytis, tačiau visos jų pastangos buvo bevaisės. Laimėti likę du kėlinukai leido tik tai sušvelninti atsilikimą ir pogrupyje užleisti lyderio pozicijas būtent Gesto komandai. Žinoma, tai yra tik tai pirmasis čempionato etapas, todėl svarbiausios dvikovos dar priešakyje. Tai ir pabrėžia Patriotų ekipos atstovai. Na, o ką po rungtynių kalbėjo vyriausiasis Gesto ekipos treneris Algimantas Šatas, tuo jau pat ir pasižiūrėsime. Pirmus du kėlinius labai gerai susportavom, patakėm, jie vyrai gal nesitikėjo priešininkas, kad taip gerai susportuosim, bet jų suoliukas ilgesnis ir mes bijojau rizikuoti, kad šitą kitus, tai mes su 7 praktiškai žaidėm, su 7 žaidėjais. Ir pabaiga 4 žaidėjai po 4 pražangas turėjo, taip kad viskas, kaip sakant, sprendėsi paskutiniam minutėm. Tačiau tą iniciatyvos neišleidom, bet kada atėjo Mėjeras, jis patakė ten kelius tokius, reiškia, labai stiprius tritaškius ir iš karto pradėjo jie artėti prie mūsų. Paskui mums buvo labai sunku kovoti dėl atšokus kamuolių, todėl kad mes ūgiai žemesni, tačiau naudojom visą laiką spaudimą. Ir, kaip sakant, pasisekė mums šį kartą, bet jie stipri komanda ir čia atrodo, kad bus ko gero lyderiai. Ir ką, varžovų už geras pamokas vyrai dėkoja, bet buvo prieėję prie manęs ir padėkoja. Jau pirmąją kovo savaitę prasideda antrojo etapo dvikovos. Jas komandos atsineša prieš savo kaimynus iškovotus taškus padalinus pusiau. Čia bus žaidžiamos viso labo 3 rungtynės, kurios ir išaiškins 16 stipriausių ekipų čempionate. Todėl kiekviena akistata bus itin svarbi.